sveiki susirinkę čia Kado Comedy klube, sveiki žiūrintys kitapus ekranų, sveikinu įsijungus laidą Video Ringas. Laida labai paprasta, mes žiūrėsim įvairiausius vaizdukus ir videokus iš praeities, vertinsim ir galvosim, kuris iš šitų video yra pats legendiškiausias, jeigu galima tai pasakyti. Taisyklės labai paprastos, mes jums rodom video, jūs už juos balsuojat ir galų gale išsiaiškinam, kas šiandien yra kiečiausias. Tai nieko netidėliodamas noriu pristatyti jums šios laidos autorius, mūsų Bibi ir Tešlagalvi, tai Markas Žukauskas ir Benas Lastauskas. Palaimai jiem. Sveiki, sveiki. Malonu vyrai, kad esate čia ir šiandienos svečias yra mano labai geras draugas ir dar geresnis komikas, tai Evaldas Jasaitis. Palaimais palaikykime Evaldą. Malonu, Evaldai, kad ir aš savo ruoštų noriu pasidžiaugti, kad pirmą kartą šios laidos istorijoje mes turime prizą. Nes kovodom šiandien ne dėl prizo, o dėl kažkokios garbės. Nežinau, ar čia garbė laimės. Pirmą kartą turim prizą ir pripisus įvedėją. Aš nepripysius, aš lengvai išgėręs. Gerai. Ja, taip aš taip pat vairau. O gavos, kaip gavos. Tai kuris blogesnis iš mūsų? Lengvai išgėręs buvo, bet jeigu gėlį laidą ves, aš galėjau vairuoti. Absoliučiai sutinku. Tai žodžiu, turime Gym Plus metinę narystę. Manau, kiekvienam iš mūsų jinai bus labai vertinga. Norime priminti, kad artėja vasara, reikia ruošti vasaros kūnus, jie patys nepasiruoš. Gym Plusas geriausia tą daryti yra begalės klubų visoje Lietuvoje, dirba visą parą. Atsidarė, ką tik naujas įspūdingas klubas, Benas buvo. Nu, papasakok, tris geriausius dalykus. Įspūdingas net? Įspūdingas, ten yra masažo krėslai, galėtų sėsti į masažą. Čia kur, Lemon Gym'e? Pripisęs įvedėjas. Mums kiša pagalius ir... Tai čia užsipysim tą, bet gerai, nedaryk stupyti. Atsiprašau, pajokavau. Gerai, top 3 Europos naujo Gym Pluso pliusai, kurie tau patiko. Masažiniai krėslai, milfė trenerė ir... Trečias aparatai, visokie ten gėrimus galiu prisipausti. Ai, bet apie treniruoklius nieko nepokalbis. Aš einu į sporto klubą nusipraust, Lost and Found dėžiai pasiknys ir sudėti vintedą viską. Ir tiek jaučiu. Ir sauna dar. Įspūdinga, nes ten yra recovery zone, yra Hyroxas, mačiau, ten Demiko miega dieną naktį sėdė ant Hyrox užsilipęs, pilnas naujos technikos. Pats buvau, savo akį mačiau nuostabus sporto klubas, tai visus kviečiu apsilankyti, kas dar nesportuoja ir tinginiaujat, nebūkite tokie, sportuokite. Ačiū labai Gym Plusui. Aleliuja, ačiū Gym Plusui, pablokim Gym Plusui. Ačiū labai, kad remia mūsų laidą. Dėkui. Ačiū labai. Didelis pliusas. Didelis pliusas, tikrai nemažas. Tai, mėlyjeji, man atrodo, nieko nedėliojam, galim pradėti laidą ir kaip jau įprasta, mes tikriausiai pamatysim begalės įvairiausių legendinių videkų, bet pradėkim nuo asmeninio archyvo ir pažiūrėkim, ką iš asmeninio archyvo šiandien mums atnešė Markas. Čia aš, ble. Čia taip pat viskas nauja. Chuck Norris. Chuck Norris. Eu perdoo. Siema, Chuck. Jūs čia bagažinį mėgojat? Kas tam šalia buvo? Čia komandiruotė, nu. Tu esi, žinai, kaip matėt Beno lūpas? Tu žinot, kaip būna kemperis, su šutės, su Airidu jėmtum, Airido barzdą garuoja nuo prakito tiesiog. Visos lūpos kimbančios, to prasme. Kiek aš kartu esu atsibūdęs toj prikepusiai mašinai, kur, ble, tie paukščiai čiulba, mėgoti negali, ble, bagažinį. Čia vienintelis kartas istorijoje, kai Markas pirmiau už mane atsikėlė. Ar tu nenuėjai mėgotis? Ne, aš mėgau dar nepatogiau, aš mėgau šieno kupitus, tiesiog laukė, tipo, tai. Jo, man labai patiko šitas momentas gyvenimas su Benu. Dar plaukų Benas turėjo galvos. Dar keli buvo lygiai. Atrodo Lastauskas, kad kartu su pabėgėliu pervežtas bagažinį buvo žadina. Į Europą ištrūko. Jo, iš kur iš čia atvyko? Ble, jo, aš pasienietis, atrodo, kad aš pasienietis, draugas keliamės, važiuosim. Kelkis valink. Į Baltarusiją važiuosim atgal. Durnas, ble. Gerai, žiūrim toliau. Judam toliau, pažiūrim, ką atsinta Beno. Su telefonu, žiūrėk. Atsiprašau. Markas mėgate. Ką čia žvengiat? Giovanni House. Ačiū. Mano draugelis tikrai išsimėgos visur ir visada. Kurva, Chuck Norris. Kažkas čia buvo. Kas įdėjo tą kurvą? Nežinau, gliučino sistema. O kodėl
Kodėl Giovanni namuose jūs? Kodėl Giovanni namuose Markas miega? Mes šiaip klipą filmavimus buvo, mes filmavom klipą. Pavargot labai. Labai ilgai ten viską darė, aš priguliau tik toką pažiūrėti ir užmigau tik tokį tiesiog. Čia Markas ten Ir klasika aš- ranka ragelis, pato iškrenta ragelis, neberanda ragelis. Esu matęs prie vairo taip Markelį. Lygiai taip pat rankoje ragelis ir užmygęs. Ant 18 autostradai. Buvo vaizdas jungtas, bet užmygo. Ar kažkas nukentėjo? Niekas nukentėjo ir viskas. Žalos nepadaryta. Taip. Taip, žiūrim, davai Asaičio, man tai aš laukiu. Lemba šiaip prikolas, aš nežinau, kiek atsirinkti iš tos meninio archyvo vieną kitą videką, įmečiau savo mėgstamų ir apie save. Ir sukrito šiaip apie tą mėgojimą. Tai Rimtai? Vėl miega. Žiūrim. Kūnas tai skrenda lėktuvais, važiuoja traukiniais, bet siela visada eina pėsčia. Jeigu kaip nors nukeliauji, tai reikia laukti, kol siela ateina. Aš viską ištaisysiu. Asaičio asmenis archyvas. Aš taip jaučiuos labai dažnai. Eik, tada. Jo, čia tai yra klasika, ble. Koko su vandeniu. Eik tu. Jo, aš tikrais ir per daug pasitikėjau. Jo, aš esu toks akujėnas. Aš turiu išpratėjau. Aš turiu nedaug geras. Redi? Nu čia toks nei tema, bet geras. Tu praskėlė galvą? Ką? Tai nedarykit, negalima daryti. Kas čia buvo? Tu čia aš jau, kodėl Arijus Gasakovas pabaigo. O girdė, kaip tu praskėlė tą galvą? Aš filmavau su rageliu ir turėjau nufilmuoti, kaip Ale pataiko į mane. Ir pataikė iš kamulio į ragelį, ragelis iš rankos išskrido, pataikė į kaktą ir praskėlė galvą. Net čia skamba kaip istorija, kai grįžti vaikystėje susimušęs iš kiemų ir man badai paaiškinti, kodėl krūdas. Visiškai neįtikinamai. Aš nerūkiau, bet skrido varna, nuėmė nuo ragelio cigarą, įmetė man į ranką. Ble, čia real story, atsiminiau Klaipėdoj, mano draugelis vienas užsibuvo vienam tūse ir turėjo žiauriai griežtus tėvus. Ir jis gal 3 valandas vėluoja varyti namo ir jam dar su dviračiu reikia važiuoti valandą laiko, kitaip. Prie jūros buvo tūsas, jam iki namų gal valandą su dviračiu, taip. Tai aš nebesuprodau, jūs sugalvojot mazą, kad davai visi piskit man į galvą po bankę ir aš sakysiu, kad mane sumušė važiuojant su dviračiu namo, tipo. Ir mes literaliai atstovim visi eilutė, taip, ir visi lupom po vieną iškumšę, tipo, į galvą jau. Le, bet čia tai atsidavimai. Jo, ir jis sufink... Bet ant kiek tėvai griežti turi būti, tai nes tu gali tiesiog nuo tėvų taip pat pizdai gauti. Aš esu savo praeitoje programoje stand-up bito dariau. Lygiai taip pat tėvai augino. Sakė, jeigu pamatysiu, kad kažkur nusibalnuojas ar prasikirtęs galvą, užmušiu, na. Ir tu slėpdavai, tu grįždavai per skeltą galvą ir vaikštinėdavai. O tai kodėl tu negalėdavai susižeisti po katrų, Nes nesuprasti? turi saugot save. Ne, čia taip, vertybių moko. O jeigu nepavyko savęs išsaugoti, tai damuš tave iki galo. ta prasme, bus- O čia, kur mėgojau palapiniai ir ta meška, tai čia Bernvakaris mano buvo. Čia jau tas, kur palapiniai čia jau 10 ryto, kai pasidaviau ir ėjau. Baladės pasistengiai, pamiksavai čia, susukai vidon. Nu, paremiksavom visai. Bet Ble, gerai, kad sukrito miegant. Miego temą, ne? Be po tos meškos, pridėkų tu atrodė labai išsipysant tos meškos. Atrodo, kad ne 8 valandas Ble, šokai. bet aš visą laiką Atrodo, kad žiūrėjau. skaičiatės, kad tu eisi į jos. Jo, visi esat matę. tipo- Atrodo, kad tu ką tik šokos sumušėjai. Atrodo, kad tu ką tik atšokai savo ir dabar tiesiog kitas žmogus įlipo. Aš kiek esu matęs, tu, žinai, su meška tų videokų, kur nors Baltarusijai, ble, sveikina su gimtadieniu ir tas šoka ta meška, visa šeima ploja ir tas vienas čiuvak. Ble, bet man jūs Be paaiškinkit man tas meškos fenomeną. Bet aš vengdavau ir Kaip tai veikia, galvodavau. tipo, ten žmonės ten verkia iš laimės, tipo, pamatė Taip, tą taip, mešką, taip. what the fuck, tipo, jie galvoja, Jo, jo. čia tikras, tipo, Čia pizda, jo. Galvoju, kad tikra meška atvažiavo iš Antarktidos. kaip tai veikia, tipo, Ir dar su kolonėlė, ble, atvarė mešką. tipo. ir šoka pagal ten. Ir aš vengdavau- rusišką muzoną, tipo. Aš vengdavau, galvodavau, kodėl jie tokie užsipysę prie tos meškos, kaip kietai, žinai, tipo, kaip keistai atrodo. Ir aš buvau grįžęs po renginio tenais. Vėgojęs gal 3 valandas, mano Bernvakaris pažadino mane iš lovos, išvedė, aš stoviu naujininkose vidury naujininkų ir man meška šoka tiesiog. Ir filmuoju ir galvoju, nu aš tikrai net ir energijos dabar šokti su ta meška. Ir svarbiausia, kad stovi žmonės šalia, moteris ir vaikai du. Ir aš hebrai sakau, žiūrėkit, net atėjo pasižiūrėti random žmonės, sako, čia ne random žmonės, čia jo šeima. Tos meškos šeima. Jo, meško šeima. Laukia tėvo, kol pabaig šokti, karočią, patsanai. Eik, tada Bernvakario. Meška sukūrė šeimą su žmogumi. Jo, jo. Ir po to meška dar su Nenormalu, Safu ne? norėjo nusifotkinti labai. Meška? Jo. O fotkins kaip meška ar kaip žmogus iš meškos. Nebeatsimenu, bet labai norėjo nusifotkinti.
Mes, pavyzdžiui, skambinam, legendinis meškai skambinam. Ne, mes skambinam Ai, ne, mes skambinam juododžių su jų. Yra su juododžių kostiumu toks pat. Jo, Atvažiuoja juodukas. Ryčka, kaip jisai? Jo, ryškai, jo, su labai dideliu pimpalu. Labai didelis juodas. Jo, ir sąjunga, kur būna, ir burno kišas tą pimpalą žmonės. Bet ten prikolas. Visom Maksimos darbuotojam jau čia yra visos pasveikintas jūsų ta meška. Kiek esu matęs videko vidury Maksimos ta meška ir ten, aišku, tradicija rusiška. Zdėjom raždienyje, bratucha. Ir meška šoka Maksimą, visi ploja patenkinti kažkaip. Bet džiaugiu, kad meška jaučiu realiai, dabar su Range Rover važinėjau. Kiek šaibė yra pakėlęs. Jo, meška gerai gyvena, tikrai. Važiuojam, pažiūrėsim tečio darbą, ką dirba ir žiūri vaikai, tiesiog šoka tėtis meškos kostiumą vyrui kažkokiam. Čia jos Po to, kai išlipa iš kostiumo, valandą laiko nešnekas. Tiesiog būna susirūpinęs ir susimastęs labai savo. Tėti gali kaukį uždėti, aš noriu su meška pakalbėti, man labiau patinka. Aš kai meškoj būnu, aš atsigaunu. meditacija. Ir rezultatai po pirmojo turo yra tokie. Tai 1 tašką pasiema Benas, plojimai Benui už... Bet tau taip dažnai čia eina, karočiui. Čia Benodras vardas. Vienas taškas Lasnauskas. Panašus esam. Nu ir šitą raundą laimėjo ir 3 taškus pas save pasiema Evaldas. Prašau, blem. Visai nebloga pradžia. Atėjau, pamačiau. Gal pavyks nukonkuruoti Marką. Man atrodo, galim judėti toliau ir kita mūsų rubrika yra pavadinta legendiniai prikolai. Tai čia nais jau nesąmonė bus. Čia kaip seniau YouTube eidavai, nebūdavo, kad dabar kai scrollini ir gauni daug juokingų videkų. Eidavai, reikėdavo prikolas, XD ir tada laukdavai ir jau būtų kelios variacijos. Lietuviškas prikolas, žiaurus prikolas, bomžai muša. Bomžų kovas, jo. Tai pažiūrim, ką iš legendinių prikolų mums atsiuntė Markas. Adimai, papasako. Koks geras! Kaip aš turiu iš tos tavo supistos mazmekelę Napolongės išvažiuoti. Va dabar va. Legendinis. Prisipilu kūrą. Ir kaip man iš čia reikia išvažiuoti, va dabar vienam pačiam. Va dabar pilu tavo pigios saliarkas. Žiūrėk. Kaip man reikia iš čia išvažiuoti iš tavo to gaidyną. Tu pasakysi visi važiuoji, visi išvažiuoji. O dabar tokiu laiku. Pasižiūrėk. Kiek tau kurva buvo kartų sakyta. Nesiūsk į tavo flyną, nesiūsk. Pažiūrėk, koks čia kelias, kas čia daulai kurva. Kaip reikia iš čia išvažiuoti, žmogau. Iš tavo tuo Masmekelė na pigios saliarkas. Kaip aš turiu su tralu kurva 19 metrų apsisuk. Va čia va. Tavo kukurūzų laukuose. Paskutinį kartą, kurva, tu čia mane nusiuntį. Supratai, paskutinį kartą. Kaip aš turiu apsisuk, žmogau. Kaip aš turiu išvažiuoti gatvę. Atbalsis įstum. Viens pats. Papasakok. Pasižiūrėk, tavo masmekenas, kurva, tavo šiukšlins nedapis. Važiuosim iki tol, kol kurva kas nors mane pisi nupistos bambalius nuo vaizdą. Ką tada susikišit, kurva, ležuvius įsubiniai tylėsit, ble. Visi važiuoji. Kaip man apsisuk, žmogau, pasakyk. Kaip išvažiuoti? Paaiškink, va į šitą gatvę dabar aš turiu išvažiuoti, išlaužti su tą mašiną. Dahuienas video. Gulia pagailo žmogaus. Bet tikrai Koks mano mėgstamas yra šitas. Šitą vaflyną, blėt, vadimai. Tavo savo tas supistą masmekelę saliarką. Bet kas sakingiausia, žinai, Vadimas atsibunda ryte lovyti, ramiai namuose, šiltai, žinai, kažkur ir gauna video iš Seriožos, blėt. Kaip man dabar apsisukt, na? Mindės tėvas furistas. Jop. Artiomka. Jop. Paplojam, Mindės. Ai, pablogit mano tėvukai. Ir jūs įsivaizduojat, kad furistas grįžta ir pamato, kad sūnus panevežys tokiais plaukais. Durnas. Jis tokius pačius videkus filmuoja motinai. Tu kurva, pažiūrėk, na. Eik, Į savo tą gaidyną. Koks tavo mamos vardas? Šitas šiukšlynas nedapis. Daiva. Daiva, ble, Daiva, žmogau, kaip man tokių sūnų žiūrėti? Aš tai gėjus pilnai. Artiomka sakysi, tai gėjus pilnai. Esu girdėjęs, kai Mindės tėvas paskambina per Mindauginės, per vardadienį. Aš galvoju, kad sveikinam su vardadienį ir jis tokia nejaukia pauzė, nu tai ką veikėt, ką darot. O mes valtį sėdėm trysia, čilinam. Vyrai, 3 vyrai. 3 vyrai valtį. Ir sako, ką veikėt. Tai va, Mindė sako, va, valtį, va, ežere plaukiam ir jisai, žvejojat? Ne, nežvejojam, šiaip sėdim. Pauzė, žiauriai ilgai. Ai. Ir žodžiu, tai dėl ko skambinu? Tai dėl to šiukšlių mokestis, gali tą pažymą, kad dar mokais universitete man atsiūs. Žvejojat, narkomanai. Ką Benas atsidarė? Žiūrim, ką atsiuntė Benas. Žiūriu.
Šiaurė, jis nerealus, aš jį myliu, Šiaurė. Taip, aš visas jį myliu. Visas myliu. Kurį labiausiai mylit? Aš. Net jis gražus ir nuostabus. Jau myliu jį porą metų. Jis gražiai dainuoja, turi talentą, o berniukai jam pavydė dėl to, kad jisai visam panas myli. Bet tai nesuprantu, kam to reikia, kam reikia taip šmeižti, vadinti ten visokiausių gėjų. Gėjų vadinti. Jūs pasižiūrėkite, kaip jis negali nepatikti. Vaikų turėsi nuo jų. Tu nori vaikų turėti nuo Jo, aišku, kokių 3 mažiukai biberiukai, tokie faini. Mažiukai piberiukai. Eik, va čia tai laikai. Čia dar nebuvo JBL kolonėlių. Kitą megafoną pirkti. Aš telefoną pirmiau. Geriau negu getrukis, geriau va, biberių mylėti. Aš noriu, kaip ir kalbinti jį atvykti į Lietuvą. Ką tu norėjai padaryti? Nužudyti. Tai, man. Justice, ble. Justice. Dabar jaučiu už Palestiną. Opa. Va, žiūrėk. Biberis tu! Ir bam, tu čia montažas, viskas. Ką kviesis? Nežinau, kažkokie taip. Nu, bet tai čia tas kalbinimas tik aišku. Policijos mums reikia, nereikia? Wow, geras. Tiesiog paskambino policijai pasipasakot, kas įvyko. Tokie protestai Lietuvoje būdavo. Sakau, normalus buvo, net dabar, ble, šitas nesąmonės. Pažiūrim, ką Davai, atsiuntė žiūrim. Jasaitis. Sveiki visi, čia Gytis Polevskis. Šiandien pasidalinsiu ypatingą techniką, kuri leis jums labai lengvai, labai greitai ir svarbiausia su labai gera energija, nuotaika atsimintą datą. Tai 1410 metai, reikia paprasčiausiai šitą datą ją kaip nors supaprastinti. Pavyzdžiui, vienetas. Kas gali būti vienetas daugiau? Gali būti stulpas kažkoks tai, kuolas gali būti kažkoks tai. Kas dar vienetas? Baslys kažkoks tai, kotas, dar kažkas tai. Kam tu mokytis 1,40? Taigi net negražiai skamba. Patekintas kažkoks rastelis. 4. Kas gali būti 4? Kėdė gali būti. Panašiai, 4 kojas, atlašas. 4. Kėdė. A ne. Kai užrašysi. Vienetas, kitas vienetas. Kas dar gali būti? Koks dar gali būti? Kuolas, kuris laiko stulpą tą. Nulis. Žiedas kažkoks, pavyzdžiui, važiuoja eismas, ratu žiedo važinėja žmonės, ne? Kas dar gali būti? Nulis. Baranka kažkokia, kepurė, fali irgi gali būti. Nulis. Įsivaizduokit, stovi stulpas, storas. Aukštos įtampos stulpas, ne? Ir aplink tą stulpą vyksta karas. Kariauja žalgeriečiai visi. Valančiūnas. Jeftokas. Kariauja visi su kardais. Pakariavo kelias valandas, atsisėda pailsėt. Nu kiek galima kariauti, atsisėskim, pailsėkim biškę, ne? Įsivaizduok, tas storas stulpas stovi, ne? Kariauja žalgeriečiai visi, atsisėda ant kėdžių ir žiūri, kad tą storą stulpą laiko kuolas, kad jisai nenuvirstų nieko. Ir įsivaizduok dabar, stovi stulpas dar kartą, kėdžių daug pristatyta, žalgeriečiai visi kariauja, pakariavo, atsisėda ant kėdžių ir žiūri tas stulpas ant kuolą paremtas. Ir visas karas vyksta žiedė, saloj dar geriau, tarp medžių, tarp džiunglių. Viskas, žalgerio mūšis. 1,40. Viskas, taip paprasta. Taip paprasta. Jisai pradėjo supaprastinti datą, kaip įsiminti. 4 minutės paprastinti datą. Na, iki to, kad žalgeriečiai Jonas Valančiūnas, karočią, kalnietis džiunglėse kovoja žiedė.
Ir sėdi ant kėdžių, ble. Ir jis taigi taip paprastai supaprastinti, taigi kas vienetas? Ir pavargo kariauti, reikia palisėti. Ir kas kitas vienetas? Kitas stulpas, kuris laiko stulpą, kad stulpas nenuvirs. Jie atsisėda ir mato, kad stulpas laiko kuolą. Man patiko, kad tiesiog darė viską įsimetė, kad aukštos įtampos yra. Kad daro viską labiau supisti. A, ne? Pasižiūrim pakartojim. Davai. Iš tavo to Masmekelio napigiuos aliarkas. Kaip aš turiu su tralu kurva 19 metrų apsisukti. Paskutinį kartą kurva, tu čia mane nusiuntys. Tu nori vaikų turėti nuo Ja, aišku, mažiukai, biberiukai, tokie faini. Storas stulpas stovi, vyrai kariauja, žalgeriečiai visi, atsisėda ant kėdžių ir žiūri, kad tą storą stulpą laiko kuolas. Žiūrėčiau, wow. Aš tai pavyzdžiui galėčiau Gito Sobolevskio visą istoriją, žinai, tipo nuo pasaulio, nuo pradžios. Galėtum kažką padaryti Tai dokumentiką. sukurk video. Vestro padaryti dokumentiką apie Gitą Sobolevskį. Gerai, Markai, kaip tu galvoji, kas... Aš 3 vietą, Benas 2, Jasaitis 1. Aš duočiau Tai Beną manai? pirmą. Jo. Tu 3, Benas 2, Aš duočiau Jasaitis Beną pirmą. Aš irgi taip pat manau. Bet šiaip, pavyzdžiui, 100% taiklumas. Atmintinai mokėjau kažką. 100% taiklumas, tu 3, Benas 2, Jasaitis 1, Gerai, Markas Jasaitis pasirodė. Markas, karočią, nesveikas yra, nesveika pajutimo turi. Kaip pysiu džimpliusę kačelint. Ne taip skamba. Taip natūraliai, tikrai. Gerai, judam toliau ir einam prie pirmojo mūsų mini žaidimo. Tai paprastas žaidimas, kuris vadinasi taip. Kai baigsis šis video, tai aš jums parodysiu video, mes pasižiūrėsim 12 sekundžių ir jūs turėsit pasakyti, kaip baigsis. Tas, kas bus arčiausiai to, kai baigsis video, laimės tašką. Paaiškinai, galim žiūrėti. Jo. Gerai. Žiūri. Surami, kuo tu raunės. Nepykit. Da fuck, mes jau draugai. Dirbk tik tai. Labai man iš karto, nežinau kaip publika, bet man spėjimas, kad kažkokiu būdu dar tas senis sugebės padaryti, kad ta boba nusijobintų. Taip, aš manau, kad Karačias senis bandys pakelti tipo, tą moterį, kad su galėm. Ir jo, išpysis ant žemės ar ant stalo. Išpys moterį? Ne. Nesakiau taip. Išpys ant žemės. Išpys ant žemės moterį. Blet. Numes ant žemės. Ką aš sakau, tipo, ją bandys pakelti ir... Išpys pakėlęs. Išpys pakėlęs moterį ant žemės. Ką tu šneki, bedai, ble? Nusuga. Bet Tai tavo atsakymas yra išpys pakėlęs moterį ant žemės? Bet čia kiekvienam videkė, kaip pavyzdžiui, matai, kad kažkas... Nepatinka man. Kai matai, kad kažkas baliavoja kaime ir vienas vyras tarp ratelio pradeda daryti veiksmus, žinai, kad kažkas ant žemės jobinsis. Aš esu matęs, kaip mano tėvas taip pat bando šoka su kažko tą tėvą, kur šitai ir tada sprendžia, eik, tu palauk, ašgi nelankęs šokio galiu padaryti, užverčia moterį ir tada praranda lygsvarą ir tada surakina nugarą. Mano yra... Po šaltieno sulenda. Mano senelis visą laiką būdavo labai tylus, ramus, amžinatelis blaivas ramus, bet kaip prigeria, kaskadininkas, sportininkas, šaumenas, ta prasme, talentingiausias žmogus pasaulyje. Ir buvo... Iš kur genai klausimų? Ir buvo balių šeimos, aš buvau mažiukas, bet tai per miglą atsimenu, žodžiu, atvežė kažkas padaunuoti, ten buvo gal gimtadienis, mamos ar kažkas, atvežė padaunuoti ungurių, bet tokių brangių, gerų, užrūkytų, didelių. Pigių nėra ungurių, na. Nu, tipo, brangi žuvis, nu, tipo, gera dovana, žinai, kažkas atvežė, žodžiu. Taip. Ir senelis, unguriais, ten be maigas, jau girtas šoko, pasiėmė tą ungurį, karočią, taip, ten, karočią, palei kaklą, pradėjo visai, ten kaip nučiagais. Pažastis. Jo, išsitrynė visą kūną į to ungurių, karočią, jo. Ir tada visi išėjo ant balkono parūkyti, tipo ten tokia sodyba buvo su balkonu, ir jisai parūkė cigariuką ir tada pamatė, kad daug žmonių jį mato, jis sugalvojo parodyti, kad pristurkimus labai gerai daro. Ir jisai tiesiog persilipo per turėklą, užsikabino ant turėklą, norėjo daryti pristraukimą, bet pamiršo, kad jis į rankos taukotus, o to unguriu ir... Į unguriuotas rankas. Jo, ir su to unguriuotom rankom traukėsi, blėt, nuslydo rankos, aukštielninkas, atbulinis saltas, sulaužė klubą ir raktikulį, karočiui. Bet grinai, tu gerai pasakai, čia Marko genai. Visiškai Marko. Šiaip skamba, kad čia yra istorija. Visiškai Marko genai. Markas jaučiu prieš teisės prabisant irgi unguriuką čia vakatoja. Pat tam nuslydo, tai ranka nuo vairo. Riebalotas. Ir eidą nusuko. Sorry, pareigūnas ungurį lėčiau visą vakarą. Žiūrim. Ką, Markelį, kaip tu galvoji, kad baigsis? Tu nepasakei savo versiją. Aš manau, kad tą vazoną gėlių išmės kažkaip. Aš manau, kad pakel senis, taip jo. Pasižiūrim. Ką aš sakiau, na? Nu ir grius ant stalo. Ura! Ir
Kas svarbiausia, kad bičiukas su šypsena keliasi, o moteris nepatenkina. Jis jau keli ir žino, kad pizda. Jo, toks, nafig vėl prisvaigau. Čia, žinai, čia kaip ir Titanicų, nestabdysi taip greitai, jau tą lietkalnį varai ir viskas. Valia, bet kaip smagiai. Aš kiek tokių balių esu buvęs, visi giminės baliai, mačiutės jubiliejai, vat kaime, kai šoka tas pradžiai ateina visi kaip autistai, nekalba prie stalo, nes nejauku, tada prigeria ir prasideda tas ratelių šokimus. Jo. Vyrai marškinius prasisegė, jo, akrobatiniai triukai, ir visi vyrų šokiai yra tie, kur su bybiu pradeda šokį. Prie dukterėčio šoka. Labai šokam, namai. Žiauru, šiaip A jau suaugus klausyk. Kiekvienas topkė vis prie jaunesnio šeimos nario eina tiesiog. O aš būdavau tas čiuvakas, kur, žinai, kaip būna rusus filmuoja tos balius ir atsuka kamerą ir tas vienas vaikas toras prie stalo, kur laukia, kol namo parveš nebenormai, iš šokusiai į gerį. Iš visų sausainių tą žaliai išvalgė, tą saldžią žaliai išlaižė iš visų sausainių. Nu ką, taškus dalyk, Benas laimėjo. Tai, karočią, taškas, Benui tiesiai į kišenę, palaimai Benui puikus spėjimas. Šiaip neišplyso tos moters, bet turim, ką turim. Keliaujam toliau į kitą rubriką, kuri vadinasi Bazaras. Ir Benai, kadangi tu esi bazaro meistras, tai pradedam nuo to, ką atsiuntei tu. Žiūrim, ką atsiuntė Benas. Taigi po bent vieną. Taigi po pusė taško davė, tai kaip buvo? Pusė taško? Taigi po pusė taško davė. Sako, jeigu ten šaltiniai, tai gal du, sako, parašykit bent vieną teisingą. Tai kodėl tu? Tai jeigu po pusė taško davė, tai kodėl tu? Nu va, po pusė taško davė. O kiek dabar buvo užduotų? Koks man skirtumas, aš prisirenkęs taškų, man turi būti 4. Nu tai kas? Aš visų nepadarysiu, aš ne kompiuteris. Dabar pasakyk. Kur aš žinojau, to tiek ir padariau, nu. Tai čia 2 negali būti. 2 tai iš vis kaip nieko neatsakytų, o čia tai taškų prisirink. 4 Taip, nu. Tai 10 bus, kada bus 19. Nu tai 10, o atskaičiuokinu 10, kiek reikia 4. Aha, tai dabar buvo 19. Mano ir lapelį prašyčiau parodyti. Ai, gerai, Man čia daug nevaidinti. Išvedžiau. O kas vaidina? Spektaklį, nerodykit. Tai kas nerodykit? Tai jūs būkit pamokose normaliai, kaip prašom kontrolinį. Man atrodo, Nebūna pamokos ir čia paskui vaidina atėjus kokią mokytą, rašom kontrolinį. Tu tik už teisybę galima. Ir jūs dar kokia jūsų teorija yra durna? Duodat 10 paragrafų išmok, o indėdat tik vieną. Ir buvo, karočią, šitas testas 33 metų sukilimo, o davėt nuosytis va. Paragrafų, nu, tai aš jūsų per taktiką. Tai gal aš mokinausi kitos paragrafus, gal aš jūs geriau mokėjau, gal šito ne? Viskas buvo iš visų. Nu, Gerai. Iš to sukėlimo čia. Per pertrauką aš tau parodžiu. Aš neliksiu čia per pertrauką, bet ir tas mokytas sakė, aš tai ir mokytai pasakiau. Sako, taip, aš irgi taip darau. Čiagi iš visko nesudėsi į vyną. Už ką du gavo? Tik už tiesą. Tik už tiesą. Tik už tiesą du galima gauti. Tik už tiesą. Čiuvelis toks pabaigos. Ble, čia yra lietuviškas. Seni, aš noriu, kad už tėvynę taip kovotų, kaip jis už Taip, ketvirtą. seniai, čia yra lietuviškas Martinas Liuteris Kingas. Ble, tu pažiūrėk, kaip jis kelia klausimus žmogus. Jis kelia klausimus. Kodėl reikia mokytis tiek daug, o įdeda tik vieną paragrafą. Nu, aš gal kitus geriau mokėjau. Tai draugelis irgi geras, pats nebazarina ir po to man irgi prašyčiau. Man irgi lapelį prašyčiau. Kamerytė, jie filmuoja viską, įrodymus renka, jeigu reikėtų, žinai, panaudoti kažkur. Bet iš kitos, pavyzdžiui, pusės pabūnant velnio advokatui, įsivaizduoji, kaip tai moteriškiai sunku mokyti. Tais laikais jau čia taip atrodė aštuntokas, jeigu ką. Nepastebėjot, kad tais laikais vyresni bičiai būdavo? Jo, pažiūriu tėvo, kai fotkės, kai mokykla baigdavo, atrodo, kad po kem 5 visi su paskolom. Kas antras jau čia praplikęs šitą turi. Visą laiką, aš kai jau mokytis į savo gimnaziją, pas mus bičiai realiai būdavo vyrai su barzdom, su blembu, reikės augaloti, ta prasme. Ir mes, kaip baiginėjom šulę, jau tokie, vat, kaip Laskovas suslikai. Pasižiūrim, kaip už tiesą kovoja Karočio Marko veikėjas. Karočio. Nu tai skambykit man pompu. Zėniau. Duokit man 4. Man netokio adreso nuvežti. 4,40 bus, aš tau nuvešiu. Mane hingiau, kai įsivaizduoju, kad čia Stapenko kalba. Štatų reitingas matosi, kad pisat protą pastoviai vairuotojam. 4,60 pas mus yra reitingas. Tai man irgi pochu yra. Važiuokit su visų meninius kitą kartą, blė, pamatysiu, kitą kartą tikrai nevešiu. Kol kot sėdėjo tylėjot tada. Reikėjo pasakyti, kad jūs čia važiuojat, būkit geras, nuvažiuokit ten. Važiuojat papigiai už, blė, už troleibusų kailą, dar pisat protą, blė. Klausykit, jūs šiek tiek yra į tam tikros įstaigos yra. Da man pohui man yra, iš tikrųjų. Tai da pizdai man, ar policija, ar kuicija, ar Seimas, ar prezidentūra. Man yra pajebai. Kitą kartą važiuoti su troleibusu. Aš galiu
pranešti, aš galiu. Tai da pizdai, aš jums sakau, da pizdai, blėt. Ar pranešit jūs ar nepranešit, man yra pohui. Supratot mintį, kad yra pohui. Nu tai jau viskas. 60 ir viskas. 4,40 iš jūsų. Kitą kartą užmatysiu tikrai, blėt, nevešiu. Iš tų trolejbusų ir vairuotojų pisit proto tam. Aš gražu duosiu. Laikykit. Gražios dienos. Pasiskusti ir vienetuką mane pisti. Būtų jūs labai džiaugiuosi, kad jie. Į dar skundą parašykit, kad vairuotojus keikėsi. Būtinai. Ir parašykit, kad pajebat. Nepraleisti. Gerai, 4,40, laikykit, gražios dienos, prašau. Bet aš jo vietoje esu tiek kartų buvęs gyvenime, šiaip taip malonu yra toks gerai, ai, žinai ką, pohui, pyskit mane, netuką, darykit, ką norit, valink nahui. Aš pasiskusiu, skuskis, kam tu nori, ble. Čia ir viskas, jinai nebeturi galios. Čia totali laisvė yra, jo, tu parodai, kad tu tavęs nieks niekaip... Tau nereikia šito darbo. Čia jums reikia, ne man. Taip. Supratai? Man yra pohui. Kitą kartą važiuosi viešuoju, ble. Pisi protą vairuotojų. Ir viskas susakys, jau užbėgdavo už akių, ką jinai pasakyti, ruošiasi, žinai. Ir įpis vienetuką ir parašyti, pajeba. Kažkas kosmosas. Pažiūrim, ką atsiuntė Efka. Negalima čia ant manęs varyti. Kodėl jūs varot ant manęs komentaruose? Jūs norit pizdai gaut nuo manęs ir ką? Blet. 1, 2, 4. Lygio nevalerijų. Eik, tu dar. Trumpokas. Aš kai tapau komisijos vedėjui, 2 mėnesius žiau Ko jūs komentarus. varo nuo manęs komentarus? Nori pizdai gaut ar ką? Labai geras bičias, šunuolis. Bet jis daug kūrė, jisai daug kelia. Bet čia senas. Jis dar kuria? Čia senas, jo, jis Dabar didelis, taip jau. Nežinau, ar dabar dar kelia, bet seniau keldavo jisai pastoviai. Belė kiek, jo, bet po to jau... Bet kaip gali matyti šito vaikio, kaip šeimoje kalba? Jo, jis iš tėvų išmokė. Čia grinai tėvas arba motina, čia yra vienas arba Čia gal motina labiau netgi. Motina gal net, jo, nes ta maniera. Jūs nori pizdai gaut, ar ką? Čia motinas jau. Kodėl tu vėl girtas namo grįžai, ble? Jo. Tu nori pizdai gaut? Pasižiūrim pakartojimus gal, ką? Davai. Tik už tiesą. Tik už tiesą. Nepamirškit pasiskusti ir vienetuką mane pisti. Kodėl jūs varot ant manęs komentaruose? Jūs norit pizdai gaut nuo manęs ir ką? Kaip jis gerai pasako žodį pizdai? Jis tobulai, taisykliai. Nesu taip raiškiai girdės. Pizdai. Gerai, mėlėjai, susimuovam kročio rezultatus paskutinio mūsų raundo. Ir rezultatai yra tokie. Markai, gal nori spėjimą atlikti? Aš galiu spėjimą atlikti. Davai, Benai. Manau, kad... aš manau, kad aš gausiu 1 tašką, Jasaitis gaus 2 taškus, o Markas gaus 3 taškus. Mano spėjimas. Aš 3 vietą, 1 vietą Bensi, 2 vietą Markelis. Nei vienas nesate teisus, todėl kad 1 vietą ir 3 taškus pasiema Markas, laimi Markui. Jam 2 taškus pasiema Benas ir taškelį šį kartą gauna Evaldas. Ačiū ir už taškelį. Nu, direktorių nuvertinu. Jis nori pizdai gauti, ar ką? Kodėl nevatsojate žmonės? Judam toliau ir turim dar vieną mini žaidimuką. Tai aš jums dabar parodysiu video ir jūs turėsit pasakyti, kelintų metų yra šis video. O, zaibys, geras. O, jaučiuosi matęs. Čia žada, kad bus gerai. Gerai, labai. Mokomoji interpretacija. Jeigu norėsite, visada suprasite. Ei, draugužiai, kas atsitiko? O, draugužiai, gal gali padėti? Nemoku apskaičiuoti tūrių. Tai labai paprasta, tiesiog reikia apskaičiuoti aukštį, ilgį ir plotį. 21, 21, 14, 13. 13. Iš viso yra 4312 kubinių centimetrų. Palaukite, mano skaičiuotuvas rodo visai ką kitą. Ko tu prisipisai, lietuviškai? Kas tavęs klauso? Atsiprašau, turbūt paspaudžiau ne tuos mygtukus. Ačiū. Ačiū vis tiek, sėdėk. Ačiū vis tiek. Jeigu norite gauti tūrį, pagaukite plotį, aukštį ir ilgį. Jeigu norėsite, visada suprasite. Jėzau, koks kiltalas. Toks mielas. Žiūrėk, jo komanda dirba prie visko, pažiūrėkit. Wow. Jie turėjo konsultantus. Konsultantai. Vienas iš konsultantų Kančys yra nori. Ignas Kančys. Ignas Kančys. Šiaip reikėtų bandyti pagal tuos treningus spręsti. Tai yra visiškai turgaus Jie treningai. dabar taip pat. Timeless. Aš spėju 2.13. Aš spėju 2.10. Jungienai. Nu nežinau, aš sakau tada kokie 2014. 2.14, 2.10 ir 2.13. Taip. Šūdas spėjau, na. Gerai, tai
Tikroji data išleidimo šito video yra 2013 metai, birželio 14 diena. Taškas keliauja tiesiai Markui į sąskaitą. Ką ten scrollini? Palauk, Kintiką man pasigauti, radau kažkokį neblogą Wi-Fi. Turkish Airline Wi-Fi safe 100% no scam. Nu, patikima žiauriai. Nu jo, parašyta no scam. Skamba patikimai, jo. Bet palauk, čia man reikia vesti savo banko kortelės duomenis, kad įrodyti, jog nesu robotas. Eik, nunešk iš karto bankomatas, nuimsi, padėsi ant prekyselio, iš karto jiems palengvinsi, nereiks taip jiems. Prašyti jokių duomenų. Kodėl, prie ko čia tas jau Wi-Fi noriu pasiimti, kam man neški? Girdim, Markelė, tiesiog atsisiųsk seilį. Atsisiunti seilį, instaliuoja SIM-ą, pasirenki šalį, pasirenki planą, viskas, jau gali lėktuvas nusileidžia, įsijungi, Airplane mode išjungi, viskas turi. Restoranus gali žiūrėti, taksą kviesi, viską ką nori darai. O tai tu nori pasakyti, tu esi pasiėmęs tokį? Ką tokį, tu ką nežinai seilį? Nu, esu matęs kažką, bet nesigilinau per daug. Taip, esu, aišku esu. Tai pala, kodėl aš turiu prisijunginę prie visokių lempinių Wi-Fi, kai tu man gali čia hotspotą padaryti? Nu, galiu. Padaryk. Stebuklingas žodis. Labų. Nu, diktok Wi-Fi kodą man. A mažoji, S didžioji, E mažoji, S didžioji, U mažoji, L didžioji, O mažoji, P didžioji, A didžioji, S didžioji. Pala, pamečiau, kur paskaityk. Aš esu lopas. Sakai, normalų kodą. Seiliai tas, aha. Tai žiūrėk, čia žiauriai easy, palauk. Add data. Pasirenki šalį, pasirenki kiek nori gigabaitų. Ir viskas, žiūrėk. Čia dar yra jūsų papildomų perksų, žiūrėk, čia ad blockeris yra, web protectionas. VPN gali pasidaryti. Supportas visą parą. Ir dar grąžina pinigus, jeigu kažkas nepatinka. Šiaurus apps. Gerai, tai kviečiu taksą, lėkėm į viešbutį. Koks tai žiedais, man. Viskas, Erdoganas už 8 minučių. Varom. Mano kupinė. Ai, papito, ai. Po pirmosios dalies rezultatai yra tokie. Šiaip viskas labai įtempta. Jau kadangi spėliojam, Evaldai, kaip tu galvoji, kokie, pavyzdžiui, yra rezultatai įpusėjus laidą? Aš manau, kad 1 tašku aš atsilieku nuo Marko ir Beno. 1 tašku atsilieki nuo Marko ir Beno. O jie palygiai. Tu labai arti tiesos esi, nes Markas 1 tašku pirmauja prieš jūs abudu. Tai jūsų Benu turi. Taip, vėl Markas priekį. Markas lyderiauja, bet dar turim, čia pilna, čia tikiuosi išgėrėt, pilna, čia dar turim videkų, tai kita mūsų rubrika vadinasi Alkoholis ir pasižiūrėkim, ką alkoholio tematika mum atsiuntė Evaldas. Oi, mėgui dužo bonkė. Ble, kam išdavai? Kuro, nespoilink, kiek kartų sakyta? Sudaužyta. Bet jos kainuoja, ble. Ir svarbiausia, kad visi tikėjos, kad girtas šivelis nukris. Ne, draugelis nusprendė būti bowlingo. Va šitas būtų geras atspėk, kai baigsis. Jo, čia geras. Bet visi žino. Paplaukit, ką žinoji šitą video. Blemba vis tiek. Normaliai. Pusė salės. Aš gau, kad visą lėšų. Kiek čia kažkai galėjo būti litų? Kiek čia dužo litų? Kiek šimtas. Porą šimtų? Porą šimtų kainuodavo tokia litų? Pasižiūrėm, ką atsiuntė Markas. Ale pierdolnij, bo zaraz pani przyjdzie. Ej, zaraz pani przyjdzie. Napierdalaj. Nie takie zaraz. Brud! No tak, odsuń się. 3, 2, 1. Aš nežinau, kodėl tu be alkoholio, ble? Aš manau, kad jie girti yra. What the fuck? 3, 2, 1. Taip, nepasakė. Ne visą video parodė padėk frazę. Tai girti bičiai taip į kamerą lenda, kaip tas čiuosi linda. Ale pierdolnij, bo zaraz pani przyjdzie. Čia girto bičiai lindimas į kamerą yra. Zaraz pani przyjdzie. O dabar, žiūrėkit, toj. Napierdalaj. Nu va čia, girti žmonės taip daro. Jo, linkėjimai mamai. Gerai, nereikia jūsų šiek tiek. Nu, nežinau, Markai, šiaip neblogai. Ne, nu šiaip man rodžia. 1 tašką gausi. Ne, taip, man rodžia. Nebūtinai, nes Markas dar turi atsiuntęs antrą video apie alkoholį. Čia?
Pasižiūrim ant. Nu, pasižiūrim. Ble, čia kažkaip. Buvo šitą norėjau pamatyti, žiūrėkit. Ubana. Bet jis išėjo į darbą, maladės. Kad ir koks, žiūrėk. Čia šiandien. Nu, bet seniai, kodėl jis girtas? Taip, čia gal magnetas esi. Labai sunkus varikliai. O, pjauna, toliau žiūrėk, toliau kerpa žolį. Kas čia, bre? Marko trečias? Jo, čia aš atsiunčiu compilation. Sek, pripisusius darbę atsiunčiu. Aš girtas hatai tvarkaus, bandau mes prie žmoną, kad negėriau. Dėsi cigaros, žiūrėk. Jo. Eik, tu, na. Kas tu yra, ko tu bėgsi plaunu indus? Ble, seniai, čia tu pavojingai, gali užkrist ant tą šūdą. Gali nusipoliruot save. Ką čia poliuot? Aš galvoju, čia ta. Bet čia jis toliau dirba. Ble, čia koilų. Šiferį. Čia Landsbergį šiferį pizdė. O, kepurį. Kas, na? Ja, bet šitas čia tavo yra atsiūs compilation, negalima taip Aš daryti. nežinau, kodėl visai dėrsiu, kad iškirtų kažką. What the hell, man? Klaustukas, ble. Monvokina. Starulis Albertas. Kelnes nukrito maršutas. Kiek čia tu videkų? Blet, Markas čia žiūrė nesąmonė, Laskovai, blet. Ne, aš čia, blet, čia produceris. Sankcijų čia reikia, na. Eik, tu, na. Puikiai, plojimai Markui. Taip, pažiūrėjau. Aš ką tik prisiminiau dar vieną videką. Atsimenu tas, kur girtą teisėją pagavo. Jo, tas iš šūdo. Nuo laiptų nėra ir po tos plaukės stovi. Šūdo. Bet ten žiauriai įsidaiva piso nuo aukštai, nuo laiptų. Jo, vieną aukštą praskipino su galvu. Zenonas Birštonas, manas. Zenonas, jo. Tęsim toliau ir pažiūrim, ką atsiuntė Benas. Nu tu duodi. Ne, nu patikėk, aš tau rimtai sakau. Nu tu pavarai. A kur tu eini? Malinauskas, ble. Va čia buvo reklamos, ble, seniai. Plastikinėme butelyje. Tornado. Vyrų galia. Čia buvo seniai reklamos. Išvertė dėl reklamos medį. Bet čia buvo reklamos, ne dabar. Nu, rekomenduoju nealkoholinį radarį, eikit pasipiskyti šitas. Va čia buvo reklama, ble. Įpisai tornado laus pamyžai medis. Medis, numyžai medį tas. Nulenkiai su myžalu medį. Tiekam baisu tie mes, bet pavyzdžiui, aš tai žiūriu toks galvoju, nu blešai, paragau šitą tornado, įdomu. Ble, ar įdomu, įdomu, ar numyščiau medį. Ar galėtum tujas numyšti? Pažiūrim pakartojimus. Prasuk, jeigu. Karočiė. Kad tama. 3, 2, 1. Tokia alkoholė. Čia, ble, reklama. Alus plastikinėme butelyje. Tornado. Nubūk. Galia. Ta prasme, jų visiškai nenustebino, kad medis. Čia yra visiškai čuvakų hengas. Nukrito medis toks, būk. 9,5 laipsnio stiprumo alų. Lygiai tas pastovi sodybai, kur nors Maidose dega sodyba. Nu, Markeli. Nu, neužgesinsim. Būk. Tegul svyla. Matėt video, kur Tiškevičius Hatovas neužsidegė? Jo, bet visi pizdavoja, kaip Tiškevičius gesinti nemoka. Bėgo su vandens buteliuku, kai jis gesinti. Pusė Vytauto butelio kažkokį atbėgo. Taip papylė toks, nu ką, neužsigesino, tik žiūrėt, kaip Hata dega. Ir rezultatai šį kartą išsidėliojo taip. 1 taškas keliauja į Marko sąskaitą, 2 taškai pas Beną ir 3 keliauja į Evaldo Karočią. Yes! Visą taškų pintinę. Nu, maladės. Mėgo į dužo bonkį. Mėgo į dužo bonkį, aleliuja, keliaujam toliau ir mūsų laukia dar vienas mini žaidimas. Ir dabar klausimas jums yra toks. Aš jums parodysiu video ir jūs turėsit pasakyti, iš kokios šalies yra šitas video. Easy. Tai pasižiūrim ir įvertinam. I want here lawyer. No, I want lawyer here.
Tavo mato advokatas, ne? Ui. Karys. Mohanas! Eina Mohan! Jiem net neskauda. Kokie nevykėliai, men. Draugeliai vienai minioja. Žiau, du ginklus turi. Pasirinko, kurį išmes, bleki, per žaidimą, žinai. Opa. Atiduokit jam nuo miesto raktus, meras dabar tapo miesto. Ne, bet kaip jam ašarinės neveikia, ten šudinas taip mes? Purškės. Čia tiesiog dezodorantą purškina. Kur mano advokatas, ble? Jis jau galėjo išeiti namo, iš čia liko, nes nori pakovoti su jais. Jis iš savo... Kokie nevykėliai. Izė, trysė. Blecha, nu aš tai... Loja, aš tai spėju, kad čia yra Rumunija. Aš tai Šiaip, žiūrėkit, padarom taip, šiaip yra čionais vienoje šalyje, bet kitos tautybės asmuo. Jo. Ir tai jeigu pataikat vieną iš dviejų... Iš kur tu žinai, kokia tautybė tavo bičio? Parašyta. Bet čia, tipo, čia jo, tos šalis jaučiu šalia, ne? Nežinai, ne? Jos teoriškai kaip ir kaimynės, bet praktiškai nelabai. Tipo, jos pykstas. Ne, jos nesipyksta. Per vandenį, turiu menį, Čia gal per vandenį. Gal čia Moldova ir per Padniestrę, tipo, ne? Kas tas antras? Ne, Moldova jau yra Padniestrė. Markas random tapo geopolitikos ekspertų. Čia gal tarp Moldovos ir Padniestrės, ble? Ne, nes yra Moldova, Padniestrė, yra tas regionas okupuotas rusų. Jo, grinai Padniestrė yra čia. Tarp šiknos ir pizdos. Blet, gerai. Sušuto Padniestrė, žiauriai. Gerai, aš spėjau, kad viskas vyksta Čekijoje. Viskas vyksta Čekijoje. O nori spėti, kokios tautybės yra čiuvakas? Lenkas. Loja. Lenkas Čekijoje. Benai? Ble, net nežinau, ne. Aš tai irgi norėjau sakyti, kaip Jesadis, kad Rumunija. Aš gal irgi, žinok, sakau, kad Rumunija gal su Vengrija, gal taip kažkaip. Aš tai Rumunija, manau. Jisai Vengras Rumunijoje, taip. Vengras Rumunijoje. Tai Benas gal spės bent tautybę. Nežinau. Aš Rumunijoje vyksta veiksmas. Rumunijoje. O kas? Tautybė to čuvako? Jo. Lenkas. Ne kokią situaciją, žinokit, taško neduosiu niekam, Nu, davai. nes čia buvo Estas Suomijai. Ai, kaip visi čia buvo. Kaip bebūtų gaila, Šiaip policija, aš galvau, kad Suomija. Blet, Estas, bet Suomiai taip, tipo, nesistvarko. Jo, pasirodo, Kaip Suomijai jie, blet, nuo rusų apsigynė? Bet čia seniai, čia labai didelis Estas buvo, čia didžiausias Estas jaučiu. Išsiuntė savo. One lawyer. Gerai, man atrodo, galim keliauti toliau ir kita mūsų rubrika vadinasi televiziniai prikolai ir pasižiūrim, ką iš televizinių prikolų mums atsiuntė Benas. Daruojatės, kopys. Aš nenoriu kalbėti. Man liko iki išėjimo 7 minutės. Duokit susikaupti man. Aha, tai jau amžius trukdo susikaupti iš karto kaip jaunimas. Tik stektelsenas ir yra ir dainuojam. Įpysiu aš. Eikit. Sakau, nelyskit prie manęs. Atsiprašom. Ble, bet aš jo pusėse. Ne, tai čia tik jo pusė. Antras dublis. Edmundai, atsiprašau. Ne, tai aš atsiprašau. Jaučiu. Kučinskas turi tą playerį. Riza turi. Aura. Ne, po koncertuko jau ramus. Jis neturėjo už ką atsiprašyti. Jis neturėjo už ką atsiprašyti. Jis neturėjo už ką atsiprašyti, bet jis turėjo tikslą. Bet vienas mėgot irgi nenorėjo. Kučinsko gėjimus, ne? Aš sorry. Čia žinai kaip yra, pradžių sugniuždai, o po to ištisiranda. Ateina, matai, grįžo. Tavo tokia taktika, ne? Grįžo atsiprašinėdama. Jo.
ant kelių paršliūžė pas. Bet aš žiauriai suprantu, Kučinskas, 7 minutės iki scenos, tu labiausiai nori arba dar pažvengti su kažkuo backstage. Ir dar tu sako, tai ką, jau per senas šiandien? Ne, jau ne taip kaip jaunimai, toks valinkšlių. O ką tu? Dūra, blė. Prašau. Gerai, žiūrim kitą video. Žiūrim, kas intė Jasaits. Patikėk, čia tik prikolų bus. A. Kada? Šiandien. Kas, ei? Jam kutena tiesiog. Patikėk, čia tiek prikolų. Paleis dar kartą Davai, pažiūrim. Levis naglas. Patikėk, čia tik prikolų bus. Bus. A. Šiandien. Ei, kas, ei? Eik tada, koks geras. Man šitas videokas turi panašią aurą kaip tas, kur man skambint Mindy. Tai skambint. Rimtai dabar skambint Mindy. Skambint, kam tu nori. Taip, aš paskambinau. Ne, jakau. Rimtai galima skambinti su patėm, prašyti leidimą. Galima skambinti. Nėra sąskaitai, bre. Čia tiek prikolų būtų. Pažiūrim, kas intė Markas. Sėkmės. Ok, parodyk ją. Ką? Su bridžai. Blondinė tau patiks. Klink, klink. Jolanta, 20 metų, tikra miego karalienė. Nesidrovi kalbėti apie lytinį gyvenimą. Idealiausia vieta meiliai – suoliukas parke. Labas. Labas. Man Artūras. Jolanta. Mano vardas Artūras. Malonu, Jolanta. Tai, pasivaikščios. Mano Artūras. Tu dar tiesiog tokį jau suprato, kad supiso. Eina, pasivaikščios. Vis tiek viskas supisas, dabar dar vaikščiut reikės su juo, blėt. Jis labiausiai norėjo, kad jis apsisuktų ir išeitų to bobą dabar Jis pašyto. stovi ir belekiai repetuojasi. Mano vardas Artūras. Labas, mano vardas Artūras. Labas, Artūras. Tu, blėt, suka, nu, einam, pasivaikščius. Čia kaip intravertų pizzą užsakyti, žinai. Bet kai mums sako, kad Lietuvoje prastai gyvenam, nu pažiūrėkit, kaip mes atrodydavom. Nu kas čia yra, blėt. Pana atėjus kaip ką tik nuo stalo, blėt, administratorės darbas su šortais, blėt, su kostiuminiais šortais, švelis su maikė stovi kaip baltalietuvė tėvas. Baltalietuvė tėvas, aš to sakau čia. Seniau tėlikas sako, kad jis geriausia ant soliuko pistis yra. Bet per kitas, pavyzdžiui, geras pavyzdys, ant kiek Lietuvoje šiaip bičių nebūdavo, normaliai apsirengus. Nes tiesiog normalus neiktų, kur filmuotis debilišką laidą. Jo, šiaip, o tu, Markai, pavyzdžiui, niekada nenorėjai į laidą kitas. Čia tau atrodo sutverta. Jo, tau atrodo sutverta šiaip. Kodėl? Šiaip tu taip pablėlinks. Grinai kitas, na. Kokie būtų tavo 3 faktai apie tave, jeigu eitum į laidą kitas? Oi, sunkus galvo, norėčiau kažką aš maikštau sugalvoti, dabar taip sakyt nesugalvosiu. Atsiprašau, tada pasižiūrim pakartojimus. Buvo jausmingumas, buvo ekspresyviai, buvo agresija, to, ko mums reikėjo. Eikit. Patikėk, čia tik prikolų bus. Labas. Man Artūras. Ne, sėdi. Aš supratau, jis sako, mano Artūras, jis išrado Facebooko vardus. Jis sako, mano Artūras. Jis į Facebooką sakė. Blet, jo, jis iš karto pasakė savo social media savo. Jis iš ateities, blet. Bet šiaip, tipo, apginant jos, pakankamai nejaukus, žinokit savo, tipo, jūs deitinat dabar, ne? Deitas ir kamera visą laiką, karočiui. Su protis stovi. Nu, labas, einam pasivaikščioti. Ir tada tos užduotis būdavo. Gali gėlę persodinti. Jo, pakelk šitą akmenį. Pakelk akmenį. Aš nekelsiu, aš gražiai apsirengus, man baltarankis nereikia. Ei, kitas, na. Turim rezultatus šito raundo. Davai, nespėjom dabar. Nespėjom? Tiesiog sakyk. Nu, gerai. O gal spėjom? Sušaukit, prašau, kas galvojat, kad laimėjo 3 taškus? Čia tiek prikolų šiandien. Gerai, tai žiūrėkit, rezultatai yra tokie. 1 tašką išsineša Markas. Palaimai Markai už apgailėtiną video. Ir mano Markas. Ačiū tau labai, kad esi čia nais. Artūras. 3 taškus dar kartelį pasiema Evaldas Jasaitis. 2 taškus turi Benas Lastauskas. Judam toliau ir turim mes jums paruošę dar vieną žaidimuką. Ir šį kartą žaidimuko klausimas skamba taip. Koks yra video pavadinimas? Taškas keliauja tam, kas yra arčiausiai atsakymų. Pasižiūrim video. Sveiki. Ar galit palinkėti kažko Klaipėdai? O, metrikazą skiriu, kad Bibė pačiu. Aš pažįstu šitą bomžę, žinau jau, sveikinu. Nu, blecha.
Man taip įdomu, tiesiog ėjo iš metrikacijos skyrių supykus ir gal tobulo progą linkėjimus. Ne, tiesiog iš dangaus. Jinai nešiuojas, jinai prisiminė. Gal turi kam linkėjimą. Metrikacijos skyrių, kad bibi pačiu. Ir nuėjo, nelaukiant sakymą. Bля, tipo turi būti žodis, pavadinimas žodis Klaipėda, manyčiau. Man atrodo bomžė Klaipėdai. Klaipėda bomžė. Duosiu hintą, 2 žodžiai ir vienas iš žodžių yra Klaipėda. Klaipėda, bomžė Klaipėda. Bomžė Klaipėda? Klaipėda bomžė. Klaipėdos alkoholikė. Klaipėdos alkoholikė? Linkėjimai Klaipėdai. Na ką, mėlėjai, plojimai Markui tiesiai į 10-tuką. Video vadinasi linkėjimai Klaipėdai. Neįtikėtina. Nežinau, pasakė, Klaipėdai žodį linkėjimus perdodat. Margelis norėjo perduoti linkėjimus Klaipėdai. Malačius, man. Nežinau, čia ne mano variantas. Linkėjimai Klaipėdai. Linkėjimai Klaipėdai, mano variantas. Neįtikėtinai. Raudona dama. Wow. Esu absoliučiai nustebęs, keliaujam toliau ir kita mūsų tema yra traumos. Ir pasižiūrim, ką traumų tematika mums atsintė Benas. Nu? Oi, koks geras. Čia, blečia. Žiauroka. O tas vaikas mirė? Aš galvoju, kad... Aš nežinau, kad tas bus, kur nuskena vaiką, žinai, iš apačios tas yra videkas. Galėjo bet jau tą, kur dėdodžiai tą karstą, aš žinai. Jo, čia tas Editas keistas buvo, bet vaikas... Bet vaikas gerai medį. Sako, pasiruošęs, aha. Ir į medį vaiką palė. Žiaurš. Gerai, pažiūrė Marko video. Negalestingai. Taip arti ir taip toli. Čia užaugęs vaikas. Ne. Laikykis, seniai, laikykis, maldauju, seniai, tuoj. Seniai, laikykis, kas gerai, laikykis, tuoj. Ble, kaip tam sunku. Vo, namo, viskas, ramu. Sio, saugu, ramu, parėjau namo. Ramu, viskas, namuose, viskas, jau namo, ble. Ble, vargšas, ne. Ei, tu kaip smooth perėjo, pažiūrėkit. Jo, kaip smooth. Gali bėgot, viskas. Belen kaip smooth. Tu durnas? Gerai, Gerai, supratau, pagulėsiu. Seniai, bet jis jau namuose buvo, taip ko įdės buvo. Ir jis kažką ten pamatė, mama berot. Čia žinot, kas čia buvo? Čia buvo, atsidaro duris, negaliu įeiti. Gerai, pažiūrim, ką atsintė. Jie ir tiesiog žmona su kočielu stovi. Pažiūrim, ką atsintė Evaldas. O, geras video, nice. O! Nebenori. Nakis, žiauriai nuskauda. Iš kairės rankas. Tik palauk, pakalbėk. Ne. Čia akivaizdžias draugelis, o geriau boksuojas ir dar Dabar laimėjusiais. Bet gerą pisą. Čia realiai, čia masturbuojamas prieš Pauliukevičių. Bet grinai, draugelis tai tas, kur, pakentėk, dar porą, Dar porą prasileik. Gerai, aš apščiau. Sako, taigi iš kairės. Jo, galim pažiūrėti pakartojimus, drąsiausiai. Ne Panevėžio garažai? Ne. Trečia vieta. Nu šitas geras, ble, Markas pasikeitė, ne? Wow. Ei, kaip smooth, tu durnas. Nebenori. Nebenoriu tikrai. Negaliu absoliučiai patikėti rezultatais, žinokit. Rezultatai šiaip yra absurdiški. Tašką vieną išsineša iš šito raundo, atsiprašau, labai liežuvis melėsi Markas. Plojimai Marko už vieną tašką. Taigi labiausiai žvengia visi. Jo, šiaip negaliu patikėti lygiai taip pat, žinok. Lygiai toks pat Net publika apstulbęs. pasimetus, blėt, nežino, ką daryti, ploti. Jie patys balsavo. Jie nebebalsuoja, jaučiu. 2 taškus šitam Ne, čia raunde. kažkokie asmeniškumai, ką aš jums padariau, blėt, blogą dabar. Čia dėl to, kad vykčio draugelis. Žinok, žinosi, kaip tu lėt su tokiais trinčiais. Žinosi, kaip karo čia. Žiūrėkit, vieną dalyką, jeigu žmogų užfaro, tai tariamas yra nekaltas, kol nėra kaltės. Absoliučiai. 2 taškus šitam raunde laimi Benas ir su 3 taškais vėl Evaldas. Plojimai Evaldui. Kas, blėt, kodėl tokie liūdni plojimai, nu taip Aš turėjau laimėti šitą raundą. Nes nebenoriu.
Na, laimėk raundą, laimėsi kovą. Palauk, pakentėk dar biškį, Markės. Absurdas. Gerai. Judam toliau ir turim paskutinį raundą ir pabaigai palikom slaviškus video, tai pasižiūrim kokį slavišką. Kad reikėtų sakyti rusiškus. Taip. Su Slavičiaus. Su slaviškus. Pasižiūrim kokį mums su Slavičiaus video atsiuntė Benas. Kerbelis. Čia aš mažas. Nu stai pastebėm! Babciu, to jest zajebiste! Pasztet zajebisty. Dalej. Kokį man atrakinai, karočią, bensę seną. Aš visą gyvenimą prieinu prie paštetos, ten būna, žinai, lašišos tam paštetas, dar kažkoks parduotuvė ir man visą laiką galvoju, paštet zajebystė. Ir aš galvoju, iš kur man šitas atėjęs. Šitas bairis. Jo, paštet zajebystė, čia vaikystės laikų. Pirmą kartą matau video. Senas bairis, bet čia lenkiškas. Paštet zajebystė. Jo, žiūrim toliau? Jo, Davai, žiūrim toliau. Pasižiūrim, ką atsiuntė Markas. Я знаю, кто это. Žiūrėk. Блядь, Ir jie dabar 5 kilus taip nueis, karočiui. Žiūrėk, nu, ble, seni, Čia palauk. repo klipas, kas čia? Čia karpis, to yra ponas. Karpis. As I walk through the shadow of the... Kiek metų kambario, kaip pohui. Žiūrėk. Загорю. Чё, дурной, блядь? Kiek jie toli nueis, aš negaliu patikėti. Стой здесь. Čia kaip tie video, kur dronai gaudo žmonės. Žiūrėk, kiek jie nuėjo toli, jau kitam miestė yra, ble. Jis vis dar seka, žiūrėk. Kamino Lituano eina, karočią. Kamino Lituano. Realiai, žiūrėk, vis dar eina. Pračiūkins. Jau keičiasi. Pračiūkins bomžą. Į miestą išvest. Ai. What the hell, ble? Girdai, kaip per kompą, ble, Skyrimą žaidži, botas prisipyso. Ai. Žiūrėk į kalną, į kalną. Blet, never give up, na. Mes kylam ir kritam. Čia tu, Markai, kaip promilės bandai iš... Nu, palauk, tu atsitosi, aš pasivysiu tave vis tiek. Nu, čia paštas... Bet draugeliai irgi kėdė, čiuvelis nusivijo kažkokį bičiuką ir jie tokie, nu, pizdu, nu, pareis. Daugiau gert bus. Kiek metų draugai, kad jiems pachai? Wow. Kiek draugeliai metų, nebeskaičiuojam. Давай, pažiūrim, ką atsiuntė Efka. В Кирове коммунальная авария на водопроводе едва не привела к трагедии. Таксист вез клиентов на улице Стахановская. Он попытался объехать небольшую яму на дороге, но тут асфальт провалился, и машина повисла над водой. Приехавшие на помощь коллеги и журналисты сначала подбадривали водителя, мол, повезло, немного в сторону, и автомобиль ушел бы на дно. Но потом не повезло самому таксисту. А этот вот асфальт, он вот он ходит. Вот это... Сука, išsimaudė, pilnai seni. Jis dugno nesikšia, ble. Kaip šuniukas šlapia, žinai, kaip katė. Kokio gilumo duobė turi būti, kad tu taip... Senis paniro virš galvos jau buvo, ble. Sklando gandai, kad čia Kaune filmuota yra. Jau tie laikai praėjo, Laskovai. Atsiprašau. Dabar jau Vilnius taip atsilieka savo keliais. Nice. Pažiūrim pakartojimus. Babciu, to jest zajebiste! Pasztet zajebisty. Spierdalaj. А этот вот асфальт, он вот он ходит. Вот это... Stais panėrė, pilnai. Griebėsi mašinos, kad nepaskęstų. Dar galėjo mašiną įsitempt paskui. Ką jis galvoja, kad įsės į vidų greitai? Tipo, pisėdė. Paštet zajebystė. Aš vėliausiai vieną tašką, manau, kad Markas gaus 2 ir Jasaitis gaus 3. Aš taip pat galvoju. Išeina žmonės, nelauksit, kas laimėjo? Tai, nu, pahai. Čia kaip iš Eurolygos finalo išeit. Įtampa tą patį praktiškai. Gerai, tai tavo Benai spėjimai yra tavo 1, Evaldo 3, Marko 2, Marko 2.
Aš teisus, ne? Ne visai. O. Teisus esi dėl to, kad gavai 1 tašką. Zabasnis. Žinai, aš tave pažįstu. Aš pėdas zajebysti. 2 taškus šitam raundė gauna Evaldas ir 3 taškus gauna Markas. Palaimai, karočią, Markelį. Bet kaip žmonės, galutinė. Atsibudo sąžinė visų. Galvoju, Galutinė lentelė, toj čia suvedu greitai. Greičiau nespirsi į gaublį tau. Davai, ištaškyk tą stalą. Galutinė lentelė skamba taip. Benai, turi spėjimų? Aš manau, kad aš trečioje vietoje. Aš turiu spėjimą, kad kitą laidą bus kitas vedėjas. Jo? Jo, mano spėjimas būtų. Aš trečioje vietoje, Markas antroje vietoje ir Evaldas pirmoje vietoje. Mano spėjimas, kad Mindaugas atleistas bus iš darbo. Jo, jau girdėjom šitą prieš tai sakinį atgal. Nesiklausiau, sorry. Tiesiog žiūrėjau gaublį, galvojau, kaip spirsiu. Tai spirk. Na ką, su 13 taškų ir trečioje vietoje šį kartą lieka Benas. Bravo, Benai. Ačiū tau, Benai. Labiausiai konsistent dalyvis laidos. Labiausiai, absoliučiai. Ir pirmą kartą mūsų laidos istorijoje laidą laimėjo ne Markas, o Evaldas Jasaitis. 17 taškų. Laimai, Evaldai. Ir laimi ne bet ką, o nuostabiausio klubo sporto. Ogi prilipo šiandien, prašau. Gym Plus Lietuva, ačiū jau labai. Sportuokit ir būkite sveiki. Ačiū labai, laida baigta. Iki kitų kartų sekit K2, Hiparikus ir Evaldą Jasaitį. Ačiū labai.